UAB komunalinis ūkis, ne vėlgi pabrėžiu šitą, tokie kultūros paskirtis patalpos. Kultūros paskirtį galima pakeisti. Į kandidatėms tą pastatą viešą paskirtį galės. Bet tikiuosi, kad sakykit, vašėjo, iš viso, kam komunalinių reikalingas tas pastatas? Ką jie veiks jame? Kam jie veiks, gali atsakyti gal direktorius geriau, o kam reikalingas, tai net antroji pastraipoje yra parašyta, kad nuostoliams dengti. Investicija už 179 tūkstančiai. Tai reiškias jis paims į paskui parduos, kiek sakoma. Taip? Edgaras Viktorys, prašom. Tai konkretų klausimą, galim garantuoti, kad tas nebus pastatas parduotas? Bus. Iš tikrųjų, tai yra nuostoliams dengti. Aišku, jums buvo pasakyta, kad neprarastumėm lėšų, nes gali būti taip, kad negauti savivaldybė iš vis lėšų. Šiuo metu... O taip kalbėjo Virginijus Komskis 2012 metais kovo mėnesį Tauragės kurjeriui. Šiais metais bus pradėtas eksploatuoti žvyro karjeras. Kelininkams arba tiems, kuriems reikės smėlio ar žvyro, tikimės parduoti pylimą, kuris jau nebereikalingas. Planuojame iš to uždirbti apie 1 milijoną litų. Tikrai tie pinigai nebus pravalgyti. Tikrai tie pinigai nebus pravalgyti. Tikrai tie pinigai nebus pravalgyti. Gal šitai pravalgyti. Na ir pabaigai atsakėme iš savivaldybės apie sukauptas lėšas už smėlį. Matome, kad savivaldybėje apie smėlio pirkimą pardavimą nėra žinoma.